Taigi sveiki, video šiandien žaidžiam Farming. Tai va čia mes turim naują seederį nusipirkau. Tik va tame vieną problemą turim. Neturiu kur ją dabar panaudoti, nes aš neturiu tuščio lauko. Va tame problema, tai nežinau, čia nesipanaudos. Bet pasistengsiu iškultivuoti kaip nors lauką. O čia nemažai reikia užtrunka. Pasamdysiu darbuotojų. Taip aš daryti darbą. Ir taip ir turiu daug darbuotojų. Pala. Varu pažiūrėsiu dėl kultivatorių. Čia pats pirmą. Neįpirkom, žinai. Nu, kiek eurų, kad neužtenka pinigų. Aš noriu va tokį va kultivatorių. Jis sveria 17 tonų, tai jo, mano traktorius. Džingeris nepavirš, tai man reikėtų, va žinokit, va tuoj parodysiu, kokio man traktorius reikėtų. Iš large skyriaus, va man va tokio traktorius reikėtų. Ne, biški mažiau tonų, kad svertų. Man tokio traktorius reikėtų, kad pavežti tą kultivatorių. O šitas traktorius nemažai kainuoja. Jo, tai... O! Aš nežinau, kai aš esu parduotuvėje, kad mano traktorius važiuoja. Bent ištaisyti sugebėjau. O Jėzau, jau galvoju, kad viskas atsivau. Man reikia žiūrėti kelią, nei parduotuvė vidurį kelio. Ai. O, jis ir tokių dalykų sodinti gal. Tai aš ne vien tik vytus galiu sodinti. Stabdom. Žiūrim headeriai. Jo, šitas visus tos, kuriuos mačiau, gali padaryti. Kurį aš turiu, tai... Jo, tai pasirinksiu čia... Šitą augalą čia, pamiršau, kad čia toks yra, bet žinau, kaip jis realiam gyvenime atrodo, bet pamiršau, kaip jis vadinasi. Tikrai turėsiu prisipilti sėklų. Ui, to šiurnikas. Tai čia... Bet man labai įdomu, kad šitie žmonės nemato, kad aš suku, ir jie nepristabdo, jie kiaurai važiuoja. Čia... To žmogus sėdima. Tik gyvenime. Matau, kad sėdima aš tas žmogus. Šitoj vietoj, šitam gyvenime. O kas čia per daiktas? Tik nepamenu, ko man reikia prisipilti šito daiktą. Nepamenu. Esu pylęs, bet čia seniai buvo. Pala. Ten aš mačiau, kas ten parašyta. Va. Gerai, atbulinių įvažiuojam. Ir šitą daiktą nieko nematau. Atbulinių. Gaila, čia posūkį nėra, nors lempas taip turi. Čia tikiausi pigesnio dalyko, nes vyts, lietuviškai, jie daug mažiau kainuoja, čia gal kokį po vieną, čia gal išleido iš viso 1900 kepki. Jei noriu pabandyti čia pasodinti ką nors, kur čia tuščia. Noriu pabandyti.
Gerai, pajungim aparatą. Šito aparačiuko pardaviau chemikalus. Kiek kainavo man chemikalai? Nebrangiai turbūt. Ai, brangiai. Jo, brangiai, per daug brangiai. Šitas dalykas tai iš viso 75 štukas kainuoja. Tai jo. Šitas daiktas sunkus, mano traktorius lėtesnis šitą daiktą. Man patinka pirmą asmenį labiausiai žiūrėti, labai realistiškai. Biškiam, žinai, praleidžiu spotą. Šito daiktų sunku sukti. Šitas daiktas paskui neišima. Tik tiek padarysiu. Dabar turiu nueiti į nustatymus, settingus. Jo, padarysiu greičiausią laiką, kad greičiau užaugtų. A, ne, reikia biškį nuleisti trumpam. Ir išliksiu iš traktorius. Okei. Gerai. Užsilipk ant čia. Aš noriu pažiūrėti, kad čia saugumo taisyklę parašyt. Neparašyt, o parodyt ant... Čia, nu... Pakeliam. Palabėstim. Lėpk. Šitas žmogus visai aukštai negali pašokti. Ai, nesvarbu. Važiuoju. Norėčiau, kad čia veidrodėlį veikia. Man rodos 25 tai veikia. Man taip atrodo. Gal. Nežinau. Gerai, stabdom. Ir laukiam, kol užaugs mano daigelį. Reikia žiūrėti. Niekas neauga. O kodėl neauga? Ai, jau auga. Tai va, kas čia. Labai senas John Deere. Pala, kiek aš gaučiau tai pardavęs?
atsiprašau. Čia nauji traktoriai, žinai, kiek kainuoja, atsiprašant. Iš Midjourney eik tu. Šitas turbūt netgi geresnis traktorius. Pažiūrėjim šitą. Šito neįpirksiu 100%, šito irgi neįpirksiu. O pardavęs savo traktorių vėl jį, palauk, kiek kainuoja šitas. Kad vėl nusipirksiu 110. Nice. Palauk, kitoj grįšiu. Grįžau, draugai. Tai jis kainuotų 110, ne? Dabar aš rizikuoju pirkdamas šitą daiktą. Jeigu parduočiau... Palauk, pabandysiu parduoti. Aš labai rizikuoju. Yes. 102. Ne! O ne. Maldauju, ne! Ok. Supratau. Reiškia, darysiu tai, ką dariau labai seniai ant kito akaunto. Ne. Ne. Šitą galiu parduoti. Ne, negaliu. Čia mano vienintelis kultivatorius. Šitą turiu parduoti. Tu turėsi su kombainu važinėti. Gerai, bet dėl traktorius turėjau tai padaryti. Čia visi traktoriai tokie brangus. Pažiūrėkim, gal kažką pigesnio rasiu. Jau, viskas tik brangėja. Šitą traktorių galiu įpirkti. Kiek šitas rodo, kad varo? 30. O šitas 4. Dabar galvoju, man šitą pirkt daiktą, ar man John Deere pirkt. Ai, šitą. Man biškai John Deere'as atsibodo. Gerai, tai čia. Žinau, galvot, kad padariau kvailą dalyką, kad senesnį traktorių nusipirkau, bet tai... Jis galingesnis. Važiuoja greičiau. Nu tai. Ir greičiau įsibėgėja. Tai jo. Nu, aš galvoju, kad čia nekvaila, kad aš taip padariau. Nu, biški pamelavo. Sako, kad kem, bet varo 3,9. O ant to kito traktorio John Deere rodo, kad 30, bet iš tikrųjų varo 3,5. Nu, tai ką žinau. Nu, jo, varo kem rodo. Jeigu ramiai važiuoju. Jo, į kažkokią nesąmonę atsitrenkęs. Jo, kem varo, biškai nemelavo.
Tik posūkį biškį jį sulėtina. Pristabdom ant posūkio ir sukam. O, jau į naktį eina laikas. Nu, man atrodo, kad šitas dalykas biškį geresnis traktorius. Bet džindyras irgi geras, mano mėgstamiausias traktorius, bet biškį atsibodo, tai džindyras reikia padaryti atnaujinimų kartais. Šitam ūkyje. Ne čia. Važiuok atbulom. Jo. Nice. O, prisikabinau. O dabar klausimas, ar čia man auga ar ne, aš nesuprantu. Ai, veikia vienas dalykas. Ką darydavau? Eidavau miegot 100 kartų, kad ir diena. Ir pabandysiu šitą metodą. Man kiaušinių vištos neduoda. Va, pasidarysiu 50 kartų, bet taip padarydavau. Nekreipkite dėmesio, draugas rašinėja. Gerai, miegoti. Vieną kartą iki šeimos esu pramiegoję. Gerai. Neužaugo, reiškia vėl. Sleep. Why? Gerai, varau aš. Į traktorių išlipu, gal suveikia dabar. Yes! Gerai, jau užaugo. Ir vėl ne. Neerzinkit manęs jau rimtai. Baikit žaidimus. Ai, va, auga biškį. Nu, varau vėl atgal. Varau šitą traktorių greičiau atsisponęs. Dar gal iki dienos išmiegosiu. Va. Ir žiūrim, dar neužaugo. Mes kas išlipam. Ir vėl varom. Turbūt nuobodu žiūrėt, kaip aš čia vaikštau. Čia varom. Sleep. Užaugo.
O, užaugo, gerai varom. Palabiškai reikia pažiūrėti, ar jie tikrai užaugo, reikės išlipti iš kombaino. Gerai, pažiūrim. Ką žinau, ar jie čia užaugę ar ne. Buvo į kombainą patestuoti. Pabandom. O! Padaro? Nope. Great demand at what? Nesupratau. O, fertilizer. Ne, varo, aš prie traktorius vėl mėgausiu. Gaidį baig čia klykaut. Eik varyk prie vištelių tūkstantis. O, žiema. Gerai, jau žiema. O. Bro. Man klausimas, ar jie čia sudžiūvę kaip? Aš nesuprantu, jie čia užaugę, jie čia sudžiūvę ir aš per daug laukiau. Va, ready to harvest, bet negaliu. Aiškiai, svarbu vėl mėgot. Varau, aš mėgoju į prakeitus. Namus. Sleep. Why? Įpaužiuosiu į... O. Dabar va galima. O, rytas arba vakaras. Tenai tik tais dabar pradėjo augti. Tenai pasidarau. Gal tai biškį būčiau užskrėjęs kultivatorių vis dar pastūmęs.
Pažiūrėkime, ar kiaušinių man pridarė. O, per naktelę ir kiaušinių pilna. Aišku, negaliu jų paimti, nes, nu, vat, man reikia vat šito va daikto, kuris nevykus. Jo, šitas. Nu, tai ant šito pataupysiu gal. Pažiūrėsiu, ką čia mes turim. Ok. Kas čia price? Ui, pažiūrim šitą. Normaliai pinigų. Šitie. Kornai, bulvės, sugar. Ai, ne. Šalaičiai. Bambukis, su ko aš turėčiau bambukus čia? Bro. O, kiaušinį. Normaliai, aš kiaušinį turiu. Jo, mediena. Mediena normaliai dar. Straw. Kiek man? Duona. Nereikalinga. Nu, finansai. Jo. Nieko čia tikrai. Sėkmingai. Nu gerai, šiandien su jumis buvo Herkus ir viso gero.